Medis medum kvėpuoja, už 5 mylių bites vilioja. Kas? Taip, tai liepa. Dar vienas mūsų mokyklos kieme augantis medis. Šis didelis, plačiašakis medis puošia mūsų mokyklos kiemą, teikia pavėsį, žydėdamas skleidžia gardų kvapą. Lietuvoje dažniausiai auga mažalapės liepos, tokia liepa auga ir mūsų kieme. Šis medis užauga iki 20–30 metrų aukščio. Jo kamieno skersmuo 1–2 metrai. Išgyvena liepos net iki 5–600 metų. Liepos geriausiai auga derlingoje drėgnoje dirvoje. Jų lapai tamsiai žali, smulkus, blizgus, primenantys širdelės formą. Lapuose gausu naudingų medžiagų. Jie tinkami net salotoms ruošti. Liepos pradeda žydėti dar birželio mėnesį, bet intensyviausias žydėjimas vyksta Liepos mėnesį. Dėl ore pasklindančio malonaus kvapo net visas mėnuo gavo šio medžio pavadinimą. Malonus žiedų kvapas vilioja ne tik žmones, bet ir bites. Šios iš vieno suaugusio medžio gali surinkti net 12 kg medaus. Liepos pasižymi ir gydomosiomis savybėmis, jų žiedai nuo seno naudojami arbatų ruošimui. Žieduose esantys eteriniai aliejai skatina prakaitavimą, mažina temperatūrą, slopina uždegimus. Sakoma, kad liepa nuo žiedų iki žievės yra valgomas medis. Tai įdomu. Nuo senų senovės lietuvis liepą būtinai pasisodindavo prie savo sodybos. Liepų alėjomis paprastai būdavo apjuosiami ir dvarų parkai. Dar ir dabar daug kur išnykusių dvarviečių vietoje tebeauga šimtalapės liepos. Daug liaudies dainų sukurta apie šiuos medžius, o gimus mergaitei šeima jos garbei visada pasodindavo liepaitę. Prie liepų mūsų protėviai rengdavo apeigas. Štai kokį nuostabų medį turime savo mokyklos kieme.